Jie va dainininkė šiaip yra, nebūsima Beyoncé, aš ne kartą sakiau. Kas net važiuoji va taip pat į Vilnių gyvent ir va nežinau, turi darbą ir nežinau, uždirbi ten, nežinau, tai štuką 3, sakykim, gauni rankas. Ir aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, kaip vienam žmogui, jeigu jis nori gyventi per vienas pats bute, kaip reikia pragyventi tiesiog. Mes dar sugrįšim prie šito, aš norėjau paklausti, atsimeni, kaip mes susipažinom. Labas, Ieva. Kaip pristatytum save dabar, pavyzdžiui? Kaip Ieva save Jokų. Jie va dainininkė šiaip yra, nebūsima Beyoncé, aš ne kartą sakiau, tai aš jai padėjau nufilmuoti vieną videoklipą, labai džiaugiuosi, kad galėjau prisidėti prie šitos kūrybos, šito kelio. O šiaip, nesvarsime, man tu esi žmogus, kur atrodo, kad belie kiek visko darai dabar, kur žiauriai daug visko darai ir esi visą laiką darime, tavęs yra visur daug ir kaip tu viską suspėjai ir ką tu tiek visko darai, kad taip... Tai kai visko daug atrodo darau, tai atrodo, kad iš tikrųjų nieko nedarau, tai man atrodo, pasąmonėje aš galvoju, kad galima ir reikia daryti daugiau, tai vis ir prisigalvoju, žinai, visokių projekčiukų, bla 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 bla, tai šiaip dirbu su Kanumo social media, su socialiniais visais tinklais, bet ten, kadangi yra startupas, tai ne tik socialiniai tinklai, ten šiaip labai daug visokių reikalų su marketingu būtent, tai dabar ir parodas visokias organizuojam, ir renginius dėliojam, tai vien Kanumo jau atrodo toksai labai didelis spektras dalykų, kuriuos aš darau, visą komandą darom. O aš pati tai kuriu muziką, dainuoju ir sudėtingas irgi šitas etapas ir procesas yra, nes atrodo, kadangi dirbu aš su socialiniais tinklais, tai aš ne tik save pristatau kaip ten žodžių autorė, kūrinių autorė ir ten dainininkė ir artistė kažkokia tai, bet tuo pačiu man atrodo, kadangi aš dainuoju, tai aš turiu ir dabar išmokti kurti muziką, ten, žinai, prodiusuoti, tada aš turiu pati savo filmuotis videoklipus, tada aš ten turiu, ir aš tą kinda stengiuosi daryti, tada ten turiu režisuoti tos videoklipus, tada ten, žinai, susirežisuoji, ten tada lyriksus rašai po videoklipų, tada, žodžiu, viską apsiemu pati daryti, ko iš tikrųjų gal nereikėtų taip daryti, žinai, reikėtų biškį duoti pasitikėjimo, ne tai, kad aš nepasitikiu kitais žmonėm, aš gal labiau kaip tik galvoju, kad aš apkraunu ir man yra sunku prašyti pagalbos ir iš draugų, nors draugai tai aišku padėtų, bet toksai, žodžiu, pati savo susigalvoju, kad man reikia dabar viską daryti. Pati Hosavas darai, žodžiu, savo. Mes dar sugrįšim prie šito, aš norėjau paklausti, atsimeni, kaip mes susipažinom? Kaip mes susipažinom? Aš, pavyzdžiui, labai, mes ne tai, kad susipažinom, bet mūsų pats pirmas interactionas buvo. Kanumo? Ne. Aš tai tave žinau, kaip mes susipažinom. Aš dar neįvardinsiu prekės ženklą pavadinimą, bet tuo metu dar dirbai, aš žinau, ar tu dirbai su sporto prekės ženklu ir jūs ieškojote veidų, tipo, kad kas pasifotkintų ir tu manęs nepaėmė, aš tą veidą. Ai, tiksliai. Ne, tai žinok, iš aukščiau buvo. Šaukščiau negavau jokios informacijos, ne žiokavai, bet čia buvo mūsų pirmas interactionas, nes Kamilė, man atrodo, kažkaip suvedė, gal kažkaip buvo, kad ar man Kamilė parašė, ar, žodžiu, kad kažkaip vasmo, kad per Kamilę atvedė iki tavęs ir gavos, kad ten, kažkas ir įvyko. Aš tave, tipo, mes, žinot, kaip ir TikTokus susirandi draugų. Tai aš taip su Povilu susipažinau, mes ten vienus kitus TikTokus laikindam, tada tu pradėjai kurti ir tada tuo metu kažkaip aš buvau irgi pradėjus kurti tos TikTokus, tada metų pertrauka buvo ir aš dabar ten vėl kažką čia žinai bandau daryti. Bet ir tada tas, kur pradėjo kilti tie maži kūrėjai ir man atrodo buvo toksai momentas, kur vieni visi kitus labai palaiko. Tai ten, žinai, komentuoja po tavo TikTokų, tada aš ten irgi laikindavau ir man atrodo, kad mūsų tas pirmas toks susipažinimas buvo, kur aš ten kažką pakomentavau, palaikinau, bla bla bla. Ir tada tave tiesiog žinau ir mes ieškojom fotosesijai veidų. Aš tikrai jo nebuvau. Ir aš sakau, yra Vilgaudas. Bet ten nukilinom mes tiesiog tą kampeiną ir tada kažkaip gavosi, kad po mėnesio, visi taupo pinigus.
Ir kai pradeda kalbėti, kad reikės ten, žinai, ar ten produktais atsidėkoti, ar ten pinigais atsidėkoti, visi visada taupo labai, tai mes kažkaip iš savų išsisukom, kad nereikėtų pinigų mokėti. O tu ten, tarsi, tu dirbai tam prekės ženklė, kom tu ten dirbai? Ir kažkas su socialiniais tinklais? Aš buvau socialinių tinklų koordinatorė. Ten buvo taip, kad aš įsidarbinau, aš iš Klaipėdos esu. Taip. Tai atvažiavau į Vilnių gyventi ir man labai reikėjo čia kažkaip prasimušti, nes Vilniui reikia prasimušti, jeigu nori gerai gyventi, čia kitaip sudėtinga. Turiu hastlint pastoviai. Taip. Mes dar vakar šiaip draugė šnekėjom, kad tu, tarsi, realiai, jeigu tarsi atvažiuoji taip pat į Vilnių gyvent ir, nežinau, turi darbą ir, nežinau, uždirbi ten, nežinau, tai štuką 3, sakykim, gauni rankas. Ir aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, kaip vienam žmogui, jeigu jis nori gyventi, tarsi vienas pats bute, kaip reikia pragyventi tiesiog. Aš tarsi tai yra butas, už kurį reikės 700-600 komunalai ir dar turi maistą valgyti. Tarsi turi ką valgyti, kažką, tu privalai. Tiesiog nėra pasirinkimo. Aš kai žiūriu Svetbanko tos išrašus, ant kiek maisto išleistų, aš tiek nevalgau. Tai va būtent, ir tu tarsi tam, kad realiai egzistuotum, turi 1,5 gabalo, kad tu tiesiog egzistuotum realiai čia Vilniuje. Taip. Nu tai va, tai dar, nes aš, pamenu, aš atvariau į Vilnių čia ir mano pirmas atlyginimas buvo gal 700 eurų į rankas. Nu, vat kažkas tokio. Ir ten, žinai, tėvai... Dabar tu būtų mirus tokio atlyginimo. Ir ten tėvai minimaliai prisideda, nes toksai, tau jau 18 metų, tai tu turi pats dirbti ir uždirbti. Tada, jeigu ten nori kraustytis į geresnį butą ieškotis, tai čia irgi tėvų požiūrį toksai, tai tau reikia. Jeigu tau netinka, žinai, ką mes dabar tau sutikėm, tai tada tu turi, pati dirbti ir užsidirbti. Tai, žodžiu, ir aš tada, mano pirmasis darbas buvo Adidas Originals G20, ten toj parduotuvėje, aš ten atvariau kaip konsultantė dirbti, tai vat kažkas ten tokio ir buvo, man atrodo, ten tie pirmi pinigai. Ir, nes dar nepilnu etatu aš ten dirbau, nes studijavau. Ir tada kažkaip buvo, kad pasikeitė vadovė ir aš ten buvau žiauriai motyvuota ir atvariau į Adidas dirbti kaip parduotuvės vadovė, tai čia gal po 3 mėnesių kažkur labai taip aukštai pakilau ir man visada yra labai svarbu augti. Aš, prasme, kad aš ir uždirbčiau, ten nežinau, 3000 į rankas vienoje įmonėje ir žinočiau, kad aš dabar ten 10 metų turiu vieną ir tą patį daryti, negalėčiau, žinai, geriau aš tada išeisiu, uždirbsiu mažiau, bet kažkur kažką mokinsiu, žinai. Tai lygiai tas pats buvo ir su ta parduotuvė, kad aš kažkaip jau, pabuvau aš ten metus gal parduotuvės vadovė ir toksai, kur, reikia augti. Ir aš ten buvau apsiėmus socialinę mediją pačios parduotuvės. Tai ten visokius tiktokus keldavau, social media sukūriau, bla bla bla. Ir tada, galim sakyti, Sportlandas. Jau galim. Galim. Ir tada Sportlandas, Adidas yra kaip ir po Sportlandu ten ta parduotuvė, tai žodžiu, jie kažkaip pamatė manyje motivaciją ir sukūrė man darbo vietą ir aš apsiėmiau, nes jiems aišku reikėjo tokio žmogaus, bet niekada prieš tai nebuvo žmogaus, kuris valdytų socialinius tinklus, kurtų kažką ir ten, žinai, inicijuotų. Tai man ten sukūrė tą darbo vietą. Tai aš tada taip įsidarbinau į Sportlandą, tai todėl aš ir ten ir Adidas atvarkiau, ir Sportlandą atvarkiau, nes tu turėjai tada ten toj reklamą. Turėjau. Nebuvau. Tai ir tada ten irgi 2 metus pradirbau kažkur ir tada, nebebuvo ten kur augti, plus ten, kaip čia, ne korporatyvas, net nežinau, kaip įvardinti Sportlando visą ofisą, bet ten atėję žmonės, man atrodo, jie ten ir bus, žinai, nes ten vis tiek yra daug vyresnių žmonių, kur ten nebus, kad didelė žmonių kaip ta kaita, kaip ten kitose ten įmonėse būna, tai aš supratau, kad nelabai man čia kur yra augti, nebent ten kas metus didintis atlyginimą, žinai, bet ar aš ten kažką naujo galiu išmokti, tai nelabai. Tai tada pradėjau ieškoti kito darbo ir taip atsiradau po to kalbam. Tai man iškart klausimas kyla dėl, kadangi dabar šnekėjau apie augimą ir kad tau svarbu yra labai augti, tai kadangi aš esu begalę darbo vietų pakeitęs, aš esu tiek dirbęs visur ir man tiesiog visą laiką yra toks svarbiausias klausimas, iš tavo pusės, ką darbovietės turėtų daryti, kad jauną žmogų visų pirma tai yra pristraukti pas save ir kad jį tenais išsilaikyti, nes kaip tu sakai, kad tenais, po 2 metus, jeigu jis ten prabus ir niekas nesikeis, tiesiog išeis laukan ir tarsi gal netgi to didesnė alga jo nebetenkins. Tai ką reikia daryti, kad
sukurti, nežinau, kažkokį tai augimą, kad tam žmogui būtų perspektyvos, kad jis norėtų likti, kad jis norėtų toliau dirbti ir stengtis, bet kad auktų toliau kartu su to įmonė, kad nepabėgtų iš karto. Taip. Nes labai, tarsi, gerą darbuotoją prarasti yra žiauriai lengva, nes atsiranda visokie mobbingai, kas yra labai populiaru, man atrodo, dabar dauguma darboviečių, tai vat kaip išlaikyti tą gerą darbuotoją ir motyvuoti jį būti pas tave. Kaip tavo iš to pusės, nes tu taip, tokiose, sakyčiau, ganėtinai didelėse įmonėse esi pradirbus, prieš dabar dirbi tokiam sparčiai augančiam startupė, sakyčiau. Man atrodo, komanda labai didelį vaidmenį šitame visame dalyke vaidina. Tai jeigu tau faina ir yra su komanda, tai tu visada gali atvirai kalbėtis ir, žinai, pasakyti, man nebepatinka. Aš ten nebenoriu dirbti su socialiniais tinklais, kur yra galimybė augti. Plus daug įmonių kažkodėl ieško išorinių žmonių, tarkim, kaip vyksta, tiesiog atsiranda nauja pozicija arba ten kažkas išeina, ieško išorinių žmonių ir toksai, taigi tu paklausk viduj, gal kažkas nori pasikelti, žinai, savo kompetenciją, gali ten įeiti į mokymus ir išmokti kažko, nes atrodo visiems reikia ten tų jau seniors, bla bla bla, nors nesvarbu, kad tas junioras, jeigu jis yra motyvuotas, jis per mėnesį gali viską išmokti. Plus ten visi čia LGBT dalykai, tai čia labai easy, tai man kažkaip keista, kad vis ieško tų išorinių žmonių, kai yra viduj žiauriai talentingų žmonių, kurie tikrai gali išmokti ir pasimokyti. Tai man kas patinka, nežinau, ar čia visų startupų toksai dalykas, gal ne, bet Kanuma, kad tu ten gali visai lengvai kalbėti, žinai, aš ten pasakyčiau, manęs ten nebetenkina kažkas ir matyčiau, kad yra laisva pozicija ir aš, jeigu pati norėčiau, žinočiau, kad esu pakankamai motyvuota, tai tikrai mes ten kalbėtumėmės ir, žinai, mokytų ir nebūtų tokio, kad ne, mums reikia išorinio žmogaus, tu ten lik savo vietoj. Tai, čia, man atrodo, yra toksai esminė klaida tokių didelių. Bet šiaip gerai dabar, kaip pasakai, kad iš insaido žmogų pasiminės, jis šiaip jau to virtuvėje dirba, jis jau žino šiaip, kas vyksta, tai tenais jį perkelti kitą poziciją, jeigu ten nėra kažkaip labai sudėtinga, jeigu ten, nežinau, nesiskiria ten iš padavėjų savininkus, čia pavyzdys. Tai man atrodo, kad netgi realesnis variantas, šiaip aš niekada apie tai nebuvau pagalvojęs, kad bandyti augti toj pačioj įmonėje. Na, aišku, aš ten daugumą darbų buvo padavėjo darbas, tai aš ten nelabai norėdavau dar kažkur augti, norėdavau ten atidirbti tą stotelę ir savo varai laukan ir darai kažką kitą. Tai gerai, palauk, mes turim šitą stotelę, tada tu su influenceriais dirbai, man atrodo, ne? Kaip ten, tarsi, nes man atrodo, kad tu dar dirbai tuo metu, kai buvo pats pikas, kai, tarsi, influenceriai, man atrodo, buvo tas, važiavo viskas labai stipriai į viršų, nes dabar biški toks yra prisėdęs reikalas, man atrodo, bet dabar tuo metu buvo, kad, tarsi, influenceriai tai buvo, wow. Tai tai aš iš tos didelės motivacijos, kad viską reikia daryti, reikia čia daug uždirbti pinigų, kad gerai gyventum Vilniui. Tai aš tada tuo metu dirbau Sportlande. Ir šiaip man tie metai, kai aš dirbau Sportlande, buvo tokių labai didelių atradimų metai, žinai, nes aš iš Klaipėdos atvarius, pagaliau normalus kažkoks darbas, ten buvo daug laisvės, aš dirbau su fotošiūtais, ten, žinai, kur surinkinėjai rūbus, kuri kontentą, toksai labai atrodo kūrybinis ir malonus darbas, žinai, tai man tuo metu ten viskas žiauriai patiko. Ir aš turėjau visai to laisvo laiko. Nes aš ten irgi pirmus pusę metų gal nebuvau pilnu etatu įdarbinta, ten gal 0,5-0,7. Ir galvoju, tai reikia man išnaudoti kažkur tą laisvą laiką. Ir tada, kadangi vyko Sportlando fotosesijos, tai aš daug susipažinau su žinomais žmonėm. Ir tada, sužinomai žmonėm ir tada irgi viskas taip nauja, viskas faina, tu toksai super duper laimingas, nes grįžtant dabar į 25 metus, kurie buvo prieš tai, toksai buvo biški emocinis tokia stagnacija, nes atrodo nebeįvyksta kažkokių naujų dalykų, kurie tave žiauriai ten sukrečia, tai žodžiu. Tai aš tada ten su žinomais žmonėms susipažinau ir kažkaip man tas Tonkus, pamenu, ieškojo žmogaus, kuris padėtų, istorijas buvo įsikėlęs, kuris padėtų valdyti e-mailus, įgyvendinti reklamas, kažkaip ten gal scenarius pagalvoti. Ir mes tada susitikom su juo per fotošiūtą, nes buvo kaip tik su juo ten darėme tokį reikalą. Ir jisai kažkaip užsiminė apie tai ir sakau, faina, įdomu, ir tada mes susitarėm pasikalbėti, viską, prasme,
nuo Manto susitikimo ir pokalbio su Mantu, tai man vėl tie 24 metai, kaip čia buvo prieš 2 metus, tiesiog kilo į viršų, žinai, nes ir dirbu darbą, kuris šiaip man labai patinka, kūrybinis, ir dar dirbu su žiauriai kūrybingu žmogum ir ne šiaip ten kažkoks influenceris, bet šiaip ten iš jo labai gali daug mokytis ir jisai toksai inspiruojantis, žinai, tai va, tai taip kažkaip prasidėjo ta mūsų kelionė su Mantu. Tai aš su Mantu pagrindė dirbau, tuomet ir Gelminė prisijungė, ir su Gelminė dirbau, bet dabar, man atrodo, jie labiau linksta, nes jo, kaip ir tu sakai, tuo metu buvo labai influencerių metai. Ir mes su Mantu tom reklamom tikrai, žiauriai dirbom. Ir mačiau, kad jis yra perdegęs ir jis niekada savęs, jam labai nepatiko žodis influenceris, nes Mantas nėra influenceris, yra aktorius, scenos žmogus. Ir jam tos reklamos būdavo didelė kančia daryti, tai aš toksai būdavau bad cop, žinai, kur ten rašai Facebook'e žinutės ASAP, reikia, man rašo, žinai, ir tada tie klientai tau skambinėja, toksai sugeri visą negatyvą ir bandai gražiai pertransliuoti, bet supranti, kad žmogui nepatinka ir jam netinka, nes jisai nenori irgi reklamuoti to, ko jisai nenaudoja, kas jam nepatinka. Tai, žodžiu, tai buvo tokie influencerių metai ir tada šiais metais kažkaip jisai labai pasinėrė į visą tą aktorystę, daug dabar privačių laidų turi, LRT yra pasiėmęs, tai nuėjo nuo to influencinimo ir man atrodo, kad labai gerai. O kaip manai, kažkas užkeis mūsų influencerius dabar, kadangi vis dar tu toliau dirbi šiaip, dabar Kanuma dirbi, vis tiek kažkaip su influencerius kuruoji? Ne, nelabai. Yra kita mergaitė, kuri su influenceriais dirba. Tai aš irgi žiauriai pervargau su tais influenceriais dirbdama ir tada kai atėjau į Kanumą, aš turėjau tokį, ta prasme, į mano atsakomybės įėjo ten dylintis tais influenceriais, tai aš jau pasakiau, kad aš nebegaliu, tai tada aš perėjau labiau į socialinių tinklų visą valdymą, tai nežinau, man tai nepatinka. Tai tau nepatinka kas? Nepatinka influenceriai? Man nepatinka tos visos, taip, man tas kažkoks reklamos per influencerius, aš gal dėl to, kad esu pati pervargus ir dirbau tame, aš suprantu, kaip ten iš tikrųjų viskas yra netikra. Yra gal žmonių, kurie ten iš tikrųjų reklamuoja tai, kas jiems patinka, bet iš savo perspektyvos, jeigu man kažkas patinka, tai man neturi mokėti pinigus už tai, kad aš pasakyčiau, kad man tai patinka. Taip. Bet žinai, kai tavo vienintelis pragyvenimo šaltinis tai yra, nes tu daugiau nieko nedarai, internete tai yra tavo full-time job, tai tu jau sakai tiesiog, nes tau už tai moka šaibas, nors bet čia yra, tiesiog, bet tarsi čia yra toks savęs praradimas, man atrodo, at some point, nes kai tu dirbi darbą, kuris tau patinka ir tu ten tą darbą myli ir taip toliau ir ten turi kažkas stabilias pajamas ir on the side darai iš to dalykas, tai yra žiauriai faina, nes tu darai tikrai, kas tau patinka ir tu gali rinktis ir gali filtruotis, prekių ženklus atsirinkinėti ir tada jau reklamuoti, ką tu pats nori reklamuoti, bet kai žinai, tai yra vienintelis dalykas, už ką tu gali susimokėti nuomą. Ir žiauriai daug tokių yra, kurie nieko apskritai per daug neveikia, ta prasme neturi kažkokių savo verslų, kažkokių savo veiklų ir tiesiog reklamuoja dalykus. Ir dabar, man atrodo, ir iš TikToko labai tai ateina, kur ten, žinai, kuria TikTokus ir daugiau nieko. Bet jos, kai pakuria tų TikTokų, tai toks, jeigu esi populiariai Instagrame, tai reikia viską daryti su galva, man atrodo, nes būna, kad labai stipriai persistengia, tai aš tą pastebėjęs, kad nėra taip, kad aš ateisiu TikToką ir dabar viskas. Dabar aš būsiu didžiausia pasaulio, aš žvaigždė. Pakelkit mane. Tai šiaip, man šiaip yra influencerių, net nežinau, nuomonės formuotojai, taip reikėtų jos vadinti, aš žinau, kaip jie taip čia išsireikšti, tiesiog tai yra nuomonės formavimas, bet kokiu atveju. Bet tos reklamos yra kūrybiškos, juokingai patiktos, nesvarbu, kad jiems tos pinigus nemoka ir jie daro, nes jiems reikia tą daryti, bet tikrai būna kartais, kur susižiūri ir tikrai labai skaniai susižiūri.
Tai čia irgi talentas yra, kaip tu pateiksi tą reklamą. Tai prasme, tai yra šiaip tai yra sunkus darbas. Aš kalbu labiau apie tos influencerius, kurie ten storiukų, žinai, kelia 200 ten storių per dieną ir ten kalba kažką ir daugiau nieko neveikia. Kai tu apsiemi Tu projektą... nesakai, kad jie nieko neveikia, nes tau pizdabas, Ne, tu atsiimsi, žinok, už tai. Ne, bet yra tikrai kur tik storius. Bet Taip, aš turiu taip, omeny, taip, kur pasižiūri tai kūrybiškai ir ten nufilmuoja kažkokį reelsą, kažkokius video, žinai, kur, ta prasme, tai tu čia jau dirbi darbą, nes parašyti skriptą ir ten nufilmuoti viską, tai yra žiauriai sudėtingas darbas. Tai tu nesi vien tik influenceris, bet tu to pačiu ir, kūrybininkas, ką žinau, režisierius. Ta prasme, čia labai skirtingas reklamos būdas. Taip, 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 taip. Man atrodo, tokia pati savoka, kad jinai neskamba fainai ir man su tuo gal nebėra taip smagu dirbti, kaip buvo anksčiau dirbti, bet į tai eina labai daug darbų, tai jeigu tu rašai skriptus ir filmuojasi reklamas, tai gal labiau ir komunikuok apie tai. Ta prasme, nors tai ir eina influencinimo savoka, bet, žodžiu. Bet šitą savoką gimė per karantiną, man atrodo, ne? Aha. Influencinimas, nes dabar kažkaip atrodo visą gyvenimą žinau šitą žodį, bet kažkaip prisiminiau, kad jisai toks naujai gimęs žodis ir čia toks lietuvintas yra, kad influenceris šiaip nuomonės formuotojas pas mus skaitas. Įzema bus dabar. Influencerių. Mes mylim influencerius, bet mes nieko blogo nepasakysiu. Taip. Pohui, žinok. Tai jeigu kas mes tiesiog įkelsime, mes tavęs neatsiklausime. Gerai, tai dabar esam, tai po influencerių mes turėjom stotelę sekančią iš karto Kanumo? Aš kai dirbau su Kanumo, tai aš dar tuo metu dirbau ir su Mantu. Mes su Mantu ir Gelminė nustojom dirbti prieš pusę metų gal kažkur. Ai, tai visai čia nesenai. Šiaip, kai man pasakėjai apie savo darbą, ką tau reikėjo ten daryti jiems, tai aš pagalvojau, nes aš, taip būna, kad man parašo. Man žinok, aš gaunu kokius 3 laiškus pasiūlymais, man sako, aš nenoriu nei vieną atrašys, man sako, kaip yra sunku, ir aš galvoju, man jau reikėtų gal ieškoti žmogus, bet žinok, blėt, vilkaudai, ta prasme, 3 laiškai, tiesiog per kokį ten mėnesį gauni, nusisimk ir atrašyk. Tai sako, ten būdavo 40 laiškų, ten belė kiek, ir, ta prasme, ir dar tau tai reikia atrinkti, nėra taip. Ir tau reikia dar su jais komunikuoti, tarsi, jaučiu būčiau gerai. Iki tam tikro lygio, ne? Tai šitas darbas yra labai techninis, tiesiog, tipo, žinai, tu vis tiek atrašinėji, derini, jo labiau turi derinti ir su pačiu Mantu, kas jam tinka, patinka, tarsi tikrai techninis darbas ir, nežinau, ir tos kūrybos čia lieka jame. Taip. Ačiū Dievui, kad jisai yra labai kūrybingas žmogus, tai ten būdavo tokių, kur reikia nufilmuoti reklamą. Aš esu ten, tarkim, pasidėliojus kažkokį skriptą, kažką ten plius minus ir mes ateinam jau į filmavimo vietą ir jisai tiesiog vietoj sugalvoja visą scenarijų naują ir mes filmuojam ir ten vieni geriausiai išvažiuojančių būna reelsų. Tai, tai čia labai dėkinga, kad jisai pats iš savęs, jis tiesiog gali pasimti kamerą ir bus juokinga, žinai, ir bus faina, bet yra kitokių žmonių, kuriems reikia kadruočių, reikia visko. Tai Gelminė lygiai tas pats, jinai pati visiškai visą savo idėją susigalvodavo, žinai, man ten tekdavo tik tai padėti nufilmuoti, arba realiai aš su jie tiesiog atsakinėdavau laiškus ir dylindavau tą visą techninį darbą, tokia irgi labai kūrybinga. Tai čia tokie... Geras duotos. Jo, pasisekė. Ir gerai, tai paskutinės dalį yra Kanumo. Tu Kanumo prieš kiek laiko yra atsiradęs? Kaip prekės ženklas. Tu nuo pat pradžių pradėjai su jais dirbti? Ne, po metų, man atrodo. Dabar 3 eina Kanumo metai, tai 2 metus aš jau. Tai kažkodžiu augi šiaip kartu su jais, aš kaip suprantu. Ir kaip tas augimas yra. Nes aš suprantu, kad yra startupas, tai tenka daryti daugiau negu turi daryti, tarkim, pagal. Ir šiaip, man atrodo, reikėtų priprasti prieš tą dalyką, kad jeigu ten yra bet kokiam darbe pareigose nurodyta, kad reikės daryti tą, nereikia tikėtis, kad tik tą ir tą darysi, nes tiesiog visur vis tiek tau kažkokį vieną kitą darbelį prividės, prijungs ir, tiesiog reikia daryti. Jo, tai pradžia buvo sunki man visai su Kanumo, nes jie ieškojo tuo metu marketingo tiesiog žmogaus, nebuvo atsakomybių kažkokių, tai pačioj pradžioj tai aš ten tikrai viską dariau. Nuo influencerių, social media, renginiai, ten filmuotis, kalbinti žmonės, ta prasme,
mes atėjom 2 mergaitės tuo pačiu metu, tai mes dar pačios tarpusavį turėjom gryninti, tai mes dar pačios tarpusavį turėjom grynintis, kas mums Taip, patinka. taip, taip. Ir dar šiaip visi komandos nariai nesupranta, ką mes ten turim daryti. Tai žodžiu, tai pradžia buvo sunki, tai aš labiau apsiėmiau tos visus influencerius, nes aš jau dirbau su tuom, tai čia buvo mano stiprioji pusė, ten aš mokėjau ir dylinti su jais, ir kalbėti su jais, ir žinau, kaip ten greičiau tos laiškus atrašyti, ir esminio klausimo, žinai, užduoti, ir, nu, žodžiu. Bet po pusės metų man tie influenceriai, nu viskas jau man žiauriai sunku buvo ir ieškoti, ir aš nebegalėjau nei TikTok'ų žiūrėti, nu sunku dirbti tokį darbą, žinai, kur ir tu šiaip perteklinis ten TikTok'as yra tų skirtingų žmonių ir ten tik spėgaudyti, kas tave sudomintų, ir tu dar visada turi galvoti apie Kanumo, kaip Kanumo turėtų tas žmogus reprezentuoti. Integruoti darbą. Taip. Tai labai pavargau nuo to tokio tiesiog žmonių srauto didžiulio, ir aš tada kalbėjausi su Mykolu ir su savo marketingo vadove. Sakau, kad, nu, aš tokia kūrybininkė, žinai, labiau esu, man kurti patinka. Duokit man pakurti. Duokit man pakurti. Tai mes taip kažkaip įsikalbėjom, ir aš tada perėjau į socialinių tinklų valdymą, tai dabar dirbam socialiniais tinklais 3 merginos, tai mes pasiskirsčiusios tarpusavį, kas už ką atsakinga, tai vienos ten labiau strategijas galvoja, aš gal labiau idėjas galvoju, Kamilė labiau įgyvendina viską ir su visais filmavimais, tai, nu, dabar tai viskas labai faina. Plus, kaip ir sakiau, jeigu aš tik dirbčiau su socialiniais tinklais, tai gal man irgi greitai viskas pabostų, bet dabar esu apsiemusi renginius ir parodas, kas jeigu man būtų pasakę prieš 2 metus, kad aš dirbsiu ten su Dubajaus parodom, kur ten reikia, žinai, dylinti, kaip ten ta siunta tam Dubajai turi atsiras, galvočiau, žiauriai neįdomu, bet dabar man visai patinka, nes yra toksai balansas, kur yra ir kūrybinė dalis mano darbe, bet yra tokia labai techninė dalis, kur ten reikia sutartis perskaityti, pasirašyti, bendrauti su vyrais, logistikai, žinai, tą sunkvežimį kažkokį ten organizuoti, kaip ten nuskraidinti tos gudi butelius į Dubajų. Tai, nu, man šitas irgi visai patinka. Tai va, nes ir dar ką norėjau pasakyti, kad mes, kai išeinam iš studijų, gaunam tą pirmą darbą ir mums atrodo mintyse jau nusiskanuoja, kad okei, tai mes dabar visą laiką turim ir dirbti. Tai jeigu aš dirbu su marketingu, tai aš dabar ir turiu visą laiką dirbti su marketingu, nes čia buvo mano pirmas darbas, aš čia labiausiai ten, nežinau, gaudausi. Bet man dabar yra visai fain ir organizuoti tokius, atrodo, big dalykus, nu tokius didesnius dalykus, ko jeigu aš nebūčiau dirbus Kanumo, aš tikriausiai niekada net nebūčiau pabandžius. Nu, ta prasme, man net nebūtų, nes visada galvočiau, kad mano stiprioji dalis yra gal socialiniai tinklai. Bet šiaip gerai, kad atsiranda naugių kažkokių pareigų, biškai tokio kritinio mąstymo atsiranda, man atrodo, ir šiaip suvokimo, kad, nu, šiaip ir įgūdžių atsiranda naujų ir suvokimas kitoks, tai tas labai yra įmesti tave biškai kažkur kitur, nes tada neužsisėdi toj komforto zonai. Aš, kadangi pats su Kanumo dirbęs, su jumis esu dirbęs ir esam renginiuose esam susitikę, spragtuko renginiuose, tai man visą laiką atrodo, kad jūs esate tipo tos cool girls, žinai, kur mokykloje yra ta merginų kompanija, tipo, kur žiauriai norėčiau su jom bendrauti. Tai visą laiką taip ir atrodo, nes, nežinau, man ten su daug kom teko pabendrauti, ten visonais gal artimiau, su kitais mažiau artimai, bet esu ir užsukęs pas jūs į ofisą, tai labai geras vaibas tada toks yra, tai ar čia tik taip atrodo man, ar taip yra iš tikrųjų? Ne, šiaip su kolegom, nu, labai pasisekė, nes kiek esu girdėjusi, kiek šiaip dramų vyksta tarp merginų ir moterų tokiuose kolektyvuose, taip pas mumis taip nevyksta. Aišku, ten būna pykčio, būna, nu, prasme, kad nes tu labai daug dirbi, tu labai pavargsti ir jeigu tau kažkas dar pasako, tu dar tai padaryk, nu, tai tau faktas ten kažkokie gal nepasitenkinimai kyla, taip. Kadangi mes labai esam artimi, man atrodo, tai mes ir išsikalbam ir pasikalbam ir visi esam tam pačiam laive, tai taip kaip ir atrodo, taip ir yra. Ta prasme, nėra pas mumis kažkokių ten dramų, viskas labai, labai faina. Tai labai pasisekė su kolegom, nežinau, kaip Mykolai tai pavyko parinkti, žinai.
Tai mūsų 4 epizodą remia ne bet kas kitas, o Imbute. Jie toliau mus remia ir jie toliau su mumis keliauja šituo keliu. Ačiū labai dar kartą. Tai mes su Imbute visada pasikviečiam žmogų ir mes jį labai gerai išsiresearchinam, kad atrinkti jam produktą. Tai kad tas produktas būtų atrinktas būtent jam. Tai ne tiesiog dovana, bet tai pagalvoti apie tą žmogų, kad jam patiktų, tikiuosi, kad patiks, nes mes nežinom, ar tau patiks, bet mes parinkom tau High Smile produktus, nes tu esi tokia tiesiog spalvota labai. Ir man atrodo, kad tau tiesiog tau reikia turėti juos. Tai mes tau atrinkom 2 dantų pastas. Aš šiaip niekada šitos dar neteko man ragauti. Čia yra cookies and cream. Tai aš net neįsivaizduoju šiaip kokio turėtų būti skonio, bet kai tu jau paragausi, tai tu mums duok feedback. Kokia graži. Ir šitą Barbie. Barbie. Iš tai yra gumos skonio. Ir kitas produktas trečias, tai yra High Smile serumas, kurį naudoja Kim Kardashian. Tai jinai naudoja šiaip pas ją dažnai pasivaidena šitas produktas. Tai čia yra kaip serumas, tai kaip dantų pasta, iš esmės turi naudoti, kad jisai neišbalins dantų, bet jisai neutralizuoja tą geltonumą. Tai ten, pavyzdžiui, kelis kartus savaitę gali panaudoti, tai šiaip jis labai toks labai kanty produktas, gražiai atrodo, toks skanus šiaip visai, tai man sakau tik įdomu dėl tos cookie and cream pastos, nes žinai, mes esame pripratę, kad dantų pasta turi būti tokia fresh. Aš tau pasakysiu. Aš jums pasakysiu. Aš jums pasakysiu. Labai faina, prašau, ačiū. Nėra už ką. Gerai, tai Imbute yra paruošę 2 klausimus. Tai yra Fuck, Marry, Kill serija, kurią tęsiam per visus tiesiog šitos. Tie, kur ateina pasišnekėti čia. Tai yra Fuck, Marry, Kill, tai yra veido kaukės, lūpų balzamas ir SPF-as. Kill SPF-ą? Obviously. Nėra ką sakyti. Tai tu nedraugauji su SPF-u? Šiaip žiauri, bet aš nedraugauju iš su SPF. Taip, aš irgi. Pabandžiau apsimeskas. Bet taip pat tu nedraugauji, bet aš šiaip irgi. Dabar garsiai tai sakau ir žinau, kad žiauriai blogai, bet manęs nieks neįtikins. Kad aš negaliu. Bet aš, pavyzdžiui, nesnai žinau, kad tu su SPF-u tu irgi įdegi. Bet tas įdegis tiesiog biškai toks tolygesnis būna, kai tu su SPF-u deginės. Aš šitą man pasakė, varsnai jau privertė mane draugė, nes ten, žinai, ten 3-5 laipsniai ir tiesiog, ir ne tai, kad mes nuvarėm Barceloną, su draugiam buvo 3-5 laipsniai. Visos SPF-ų aš tiesiog skatinamai dar užsitepiau mane. Ir aš tiesiog taip nukepiau, aš kažkada šiaip, kai man buvo 17, man jau buvo 18 metų, nes aš buvau pilnametis. Mes išvarėm Palangą ir aš tuo metu dirbau Palangoje, tiesiog ten gal padavėjau, dirbau ar kažkuo ir mes varėm pasideginti prie saulės. Prie jūros, prie saulės, mes iki 6 vakaro tenais pragulėjom, aš ten nežinau, aliukos, driuko, kiek išgeriau, tai labai daug. Ir žinai, kai tu išeini nuo saulės, atrodo, kad tu neįdėgi, atrodo, kad tu esi dar pabalęs netgi. Ir aš mažu, kad man reikia soliariumą nueiti iš karto. Aš iš karto nuėjau soliariumą, kaliau 10 minučių, tarsi aš taip nudegiau, aš grįžau namo, aš 2 dienas negalėjau nieko liesti prie savęs, nes tiesiog buvo viskas puslėm nuėjo. Ir taip sugalvojau aš. Ir aš išlipau iš soliariumo, nes dabar kaip galva svaigsta. Bet aš labai didžiaus, ką aš padariau. Bet čia yra 2 tipų žmonės. Yra vieni, kur visada SPF-ą jie užsitepia ir būtinai. Taip. Ir yra tie, kuriems nereikia SPF-o. Tai manęs tai, man atrodo, neįtikins. Mes dabar buvom Tailande, tai aš gal 1 dieną užsitepiau. Tada supratau, kad aš iš vis neįdegiau, tada niekada nebesitepiau, užsitepiau tik tada ant nosies, nes jau mačiau, kad pūslės tai gali atsirasti. Kol nevėjo krojas, tol nestepsi. Jau kai matau, kad lūpas, tarsi jau tada. Bet man gerai. Tai gerai, kilinam SPF, liko lūpų balzamas ir veido kaukės. Fuck arba Marry, ne? Tai Marry veido kaukės, o fuck lūpų balzamas. Ok. Gerai. Ir antras klausimas yra, kuo tavo šiandieninis grožio suvokimas skiriasi nuo to, kokį turėjai paauglystėje? Ant tokių nebesidarau, tokių didelių ir tamsių. O šiaip tai, nežinau. Aš visada grožio suvokimą šiek plačiaja prasme, ar ne? Nežinau, aš visada spalvotai rengdavausi, nuo pat darželio, gal paauglystėje aš ten kažką bandžiau įrodyti, ten buvo Čia toks etapas. Etapas, bet nežinau, šiaip aš niekada nei per daug dažiausi, nei pas mane buvo ten, kad aš su eyelineriais vaikščiodavau, toksai stengdavausi palaikyti clean girl. Ok, nes aš dar įdomu yra, ar
Nes mes, kai augam, mūsų smegenys labiau formuojasi, nes iš kitaip viską sumokiam, ar nepradėjai, pavyzdžiui, dabar savęs spausti kažkokius tai rėmus, grožio standartus. Ne? Tai malodės. Kadangi ką tik vyko mano apdovanojimai ir tu juose buvai, man atrodo, ne? Tai papasako, kaip ten tas raudonas kilimas, kaip ten viskas, kur sme. Yeah. Tu su Kanumo buvai, taip? Aha, buvau su Kanumo, mes šiaip visai vėlai ten atvykom. Ten, man atrodo, 7:30 prasidėjo jau ten ta gyva transliacija. Man atrodo. Tai mes ten Gyva. galvom, gyva, Taip, tiesioginė. Tai mes ten galvom pusvalandį prieš, nes dar norėjom nuvaryti pavakarieniauti, tai, biški gaila, nes nemačiau to viso red carpeto ir šiaip nemačiau, atrodo, beveik žmonių. Pats renginys, faina. Lyginant su Jis fainas buvo. Lyginant, nes mes ir praeitais metais irgi vykome su Kanumo, tai lyginant su praeitais metais, mano asmeninė nuomonė, buvo gal kažkaip įspūdingiau. Šiais metais atrodo viskas taip ant greitųjų gal, bet nežinau. Po to manęs į mamą nebepakvietė. Galima prisišnekėti, jo. Negaliu prisišnekėti. Bet gal nepamatys. Bet jeigu jau pamatys, tai... Viskas balas. Ne, šiaip tai žiūri, viskas faina, žiūri, viskas gražu. Daug gražių žmonių, gražios aprangos. Man atrodo, ten vienas iš tokių main dalykų, žinai, kur vieni eina ten gal ir muzikos paklausyti. Taip. Bet man atrodo, toksai teskas visų ten tų žvaigždžių mūsų yra kuo gražiausiai atrodė. Tai, ir faina tas visas red carpetas, bet gal biški ir gaila, kad nėra tokio fokuso į muziką ir, nežinau, tie patys žurnalistų klausimai nuomonės formuotojų apie jų asmeninius gyvenimus, o ne apie muziką. Ar net, atrodo, tiek daug nebuvo skirta dėmesio atlikėjams, kiek buvo skirta dėmesio influenceriams iš žurnalistų pusės. Vėl tie influenceriai. Ir visur, bet čia, nežinau, ar čia kitaip bus. Žinai, tas, man atrodo, ta mamos renginį ir šluoja jau biški. Labiau ten darosi, kas gražiau apsirengs, nes man atrodo, kad labiau yra aptarinėjama, kas kaip atrodė, o ne kas kaip padainavo. Taip. Mes žiūrėjom mamą, bet mes žiūrėjom namie, tai mes žiūrėjom nuo pat pradžių, tai nuo pat raudono kilimo, nes jie transliuoti pradėjo 5 valandą, man atrodo, ir ten jau tada varė iki pat galo. Tai šiaip, mums, tai mes raudono kilimo dėl to įsijungiam, kad pažiūrėt, kaip kas yra apsirengę, labai fainai iš buvo pastebėti, kad žmonės tikrai stengiasi ir tikrai... Vieni stengiasi, kiti gal nelabai, tai mes beveik kiek žvengiam, nes Petruškevičius išėjo, kaip tik ant raudono kilimo ir jį ten kalbino. Ir jisai sako, tai reikėtų pradėti filtruoti, kas eina ant raudono kilimo, sako, nes kai to nedarom, sako, tai žiūrėkit, ką ir turim. Ir aš galvoju, iš esmės, šiaip kaip ir gal sakyčiau jo, nes man atrodo, kad gali nusipirkti tą bilietą, kur tu gali keliauti ant raudono kilimo, net jeigu ir nesikviestinis svečias. Tai raudonas... Kaip keista šiaip atrodo. Man tai labai keista, kad nes gali bet kas, iš esmės, tas, kas turi pinigų. Tai, bet aš čia negalima smerkti, nes kiekvieno grožio suvokimas ir būdas save reprezentuoti yra labai labai skirtingas. Bet šiaip gražu, pasižiūrėt, pats renginys mums gal biškai pritrūko kokybės, šiaip ir buvo visokių tokių kamerų drebėjimų tiesiog transliacijos metu. Ir kad žmonės išeina vidury renginio metu ir filmuoja tas tuščias kėdes. Šiaip ant pačio galo jau tas buvo, kur toks, nes... Jau, tarsi, biškai nebeįdomu žiūrėti, nes tu matai, kad žmonių net nebėra. Jau atrodo, ypatingai toj sekcijai, kur sėdėjo visos atlikėjai, visi influenceriai ir taip toliau, tai toks atrodo net nebeįdomu žiūrėti, nes... Ir taip, kaip... Jie nebežiūri. Ir taip, būtent, ir kaip jausis tam, kuris ten užlipa ant scenos, žinai, kur į nieką dainuoja. Tai toks... Nu tai va, tai toksai, nežinau. Net nežinau, ką ten daugiau papasakoti. Aš kažkaip, sakau, žmonių net per daug nemačiau. Man tik visada juokinga ir praeitais metais kažkaip buvo juokinga ir šiais metais. Aš tai neinu pro raudoną kilimą. Kodėl? Man per žinai, kur nufotografuoja ir apačioje rašo vardą, pavardę, ką nufotografavo. Tai tiesiog būtų daug klaustukų. Soon, palauk, yra soon. Ne, taip. Bet toksai juokinga tiesiog stebėti, kaip žmonės grūdasi į tą eilę, kad juos nufotografuotų ir jie ten, žinai, iš visų pusių pozuoja. Suprantu, atlikėjai, taip, žinai, jums ten reikia būti, bet kur va tokie ateina, atrodo, gal ne per daug žinomi žmonės, arba galbūt net nusipirkę tos bilietus ir jie ten tose eilėse grūdasi ir taip nori to tokio...
Raudono kilimo experience. Jo, nu bet faina jiems. Nežinau, jiems faina, man iš šono žiūrint juokinga. Va ir pasakė dainininkė. O buvo kažkoks mėgstamiausias atlikėjas, pavyzdžiui, dėl ko džiaugiais, kad gavo apdovanojimą, arba dėl ko gal, pavyzdžiui, nebuvai labai patenkinta, kad gavo. Šiaip visi gavo, kas... Giedrė man labai patiko, kad gavo apdovanojimą pop muzikos. Metų pop muzikos. Man atrodo. Taip. Tai labai labai toksai kažkas naujo, žinai. Taip. Bet Giedrė, man atrodo, verta visai užsitarnavus yra šitą apdovanojimą. Visiškai. Kažkaip per daug gal, nu, ta prasme, visi, kas gavo, tie yra to verti gauti. Taip. Aš taip keistai paklausiu. Patiko Monikos Liu pasirodymas labai toksai meninis labai ir atrodo įdėta pastangų. Šiaip Monika tokia sužibėjus, man atrodo. Labai, taip plaukai labai gražiai atrodo. Taip. Tai va, tai, nu, buvo tokių sceninių pasirodymų, kuriuos įdomu žiūrėti, bet buvo ir tokių, kur... Lolitos Zero pasirodymą matei? Ne. Tai šiaip dabar Eurovizijoje. Mačiau, kad Eurovizijos labai gerai. Pateko į finalą, tai man šiaip sakyčiau, kad... Taip. Šiaip esu visai ir už Lion Seeką, kad galėtų iššuot. Aš su, tarsi, mano nuomonė, Eurovizija yra for gays and girls. Tiesiog reikia išsiųsti arba gėjų, arba tiesiog. Nu, nes, tarsi, tipo, kad ir kaip bebūtų, bet tas renginys jau toks darosi. Tai tiesiog ir labai tą žinutę jau skleidžia per kiekvienais metais apie tą žodžiu, visų priėmimą, tai... Bet gaila, kad nemačiau. Nes mes nesame išsiuntę, man atrodo, nei vieno homoseksualo. Ne. Tai va? Arba bent jau mes nežinom, kad jie yra. Tai šiaip aš manau, kad Lolita Zero arba Lion Seeką turėtų šiais metais iškeliauti. Nežinau, tu neklausai? Dainininkė. Aš klausiau Eurovizijos pačios, ta prasme, mamoj pasirodymo aš nemačiau. Man atrodo, tarsi tą pačią dainą atlikinėjo. O kažkas patiko dar iš Eurovizijos pusfinalių? Ne. Vat praeitais metais iš karto turėjau savo favoritą, tai Katarsis buvo, nu ten tursime daug nuomonių irgi skirtingų buvo, bet man kažkaip iš karto jie labai įsiminė. O šiais metais nežinau tokio favorito, kuris išsiskirtų, žinai, labai. Tai man realiai Lolita Zero man pačiu galvo man čia buvo. Nes aš kažkaip Eurovizijos Lietuvoje pusfinalį nežiūriu, aš tik pasižiūriu paskutinį pusfinalį ir pasižiūriu jau finalą, ką jau mes siūsime Lietuvą, ir tada ten tie finalai, kurie jau vyksta, tai ten, ten turėtų būti nedarbo dienos, tarptautinės nedarbo dienos, kada vyksta Eurovizija, nes yra pasiruošimas, žinokit, ir savaitę prieš yra ruošimas, emociškai yra tiesiog, nu, labai toks, man atrodo, po naujų metų, tai yra po Eurovizijos kaip po naujų metų, toks sausio 1, po šventės baigės, tada prasideda vasara. Jo, kreizi, toks eventukas. Tau iš jūs turėtų būti labai aktualu, tokį dabar esi, dainininkė. Esi dainininkė, tai... O kada prasidėjo tavo dainininkės karjerą? Kada tu pradėjai, tarsime, pavyzdžiui, pirmą dainą, kaip šiaip, tarsime, bet kaip gerai tu sumastai sukur dainą, aš noriu sukur dainą, ką man reikia daryti? Tai turi ieškoti, kas padės, tarsime, tą įgyvendinti. Tai aš šiaip su muzika vaikystėje... Aš ten dainuodavau troleibusuose, ten mama pasakoto istorijas, kad ten važiuoja su manim kažkur, aš visur dainuoju, bla, ten chorą lankiau, bet niekada nebuvo tokio, kad aš einu ten į muzikos mokyklą. Ir aš tada pamenu, įstojau į konservatoriją, pabuvau savaitę ir perstojau į normalią, negalim, tiesiog gimnaziją, nes... Nu, ir gal tėvų požiūris tuo metu buvo, kaip tu su muzika šiaip niekada nebuvai, tu dabar įstoji į konservatoriją, ir kaip tu ką tu čia dabar galvoji? Taip. Aš tuo metu labai daug sportavau, lankiau lengvai atletiką, prieš tai gimnastiką, tai mane labiau matydavo per tas tokios sportininkės pusę, o čia muzika ir sportas, man atrodo, dvi skirtingos meninės kryptis. Ir tai va, bet man kažkaip nedingo tas noras, aš pasibaigiau gimnaziją, įstojau. Aš nebūčiau miego noriu, tiesiog. Bet tu akis, bet viskas gerai dėl tavęs, tu kalbėk toliau. Tai va, pasibaigiau gimnaziją ir atvariau į Vilnių ir čia aš multitaskinau labai, bet vis tiek kažkaip nepamečiau tos muzikos, kad noriu kažką su muzika daryti. Tai va, bžiauriai sunku šiaip buvo, nes aš tai iš vis neturiu draugų, pažįstamų iš muzikos pasaulio ir kažkokių tai muzikantų. Tai aš tiesiog pasiskandžiau draugai, pasakiau, kad kaip norėčiau dainą įrašyti, bla. Tai sako, tai parašyk, tiesiog, paimk prodiuserį ir parašyk. O man atrodė, kad
žodis prodiuseris yra, nu, kad jie nepriims dabar manęs. Taip, taip, Nes taip. aš neturiu jokio santykio su muzika, kodėl jie turėtų mane priimti, dirbti su jais. Nes tu būsimo Beyoncé. Nes tai būsimo Beyoncé. Tai mano pirmas toksai prodiuseris, pirmas darbas, ten Akis išduoda daina, buvo su Džiugu, Kenu Blunt, kaip nežinau, kaip ištart teisingai. Tai jisai labai maloniai mane priėmė, man labai ir man taip keista buvo, nes jisai toksai, nu, visai gal ir žinomas buvo prodiuseris ir yra. Tai man keista buvo, kad jisai priėmė, tai viskas labai fainai tam praėjo, parašiau pirmą dainą ir tai kainuoja žiauriai šiaip daug pinigų. Aš jau norėjau klausyti, kiek kainuoja rašyti dainą šiaip. Nu, apie 1000. Jeigu, ta prasme, nuo nulio rašai, nu, bet kad ir ne nuo nulio rašai, tu gali ten su, nežinau, su pianinu įsirašyti melodiją ir taip toliau, bet tai vis tiek visas tas jų darbas, kurie jie įdeda, tai kainuoja apie 1000, plus ten dar visi eina, nu, ta prasme, tavo vokalinis įrašymas, miksai, masteriai ir taip toliau. Tai jo, tai, nu, tai labai brangiai kainuoja, tai tu supranti, kad tu nori kurti muziką, nori rašyti albumus, bet tam reikia uždirbti pinigų. Ir nemažai visai. Ir visai nemažai, ir tu su savo 1000 eurų uždirbdama į mėnesį, tai tu ką gausi, tą atiduosi muzikai, tai kaip tu gyvensi. Taip. Muzikos. Dainuodama. Dainuodama. Le. Tai būtų labai didelis įdarbis iš pat pradžių, tai aš dabar esu tam įdarbio procese, kur, nu, neaukoju, nu, tiesiog investuoju į save, į savo pomėgį. Bet šaunuolė, labai, aš labai džiaugiuosi, nors labai faina, kad žmonės, aš tiesiog, jeigu tu nieko nedarytum, tavęs čia nebūtų. Taip, tai va, aš sakau, kai tiek kainuoja, tai aš galvoju, aš pati pradėsiu, tipo, mokintis produsuoti, tai dabar kažką ten irgi mokinuosi. Aišku, žinai, aš ten, šitas albumas, kuris, nu, EP ateinantis, tai jisai yra rašytas kartu su Kasparu Barisu. Tai aš atėjau pas jį jau su kažkokia tai medžiaga iš mano prodiusavimo, bet tai, aišku, bet tai, aišku, mes ten viską keitėm, nu, ta prasme, jisai pridėjo savo dalykų, jisai vienaip girdė, nu, mes ten kartu darėm, bet, nu, ta prasme, mano pradinis atneštas jam kūrinys nuo to, ką mes gavom finaliai, yra 2 skirtingi dalykai, tai, žinai, aš suprantu, kiek man reikia išmokti, nes jis ten daro kažką, aš nieko nesuprantu. Ir, o tai, pavyzdžiui, tu parašai dainą dabar, Taip. Kiek trunka laiko ją įrašyti, kol jinai pasiekia mūsų ausis? Vat kaip visas procesas, ilgai užtrunka šiaip? Mėnesį gal kažkur. Mes buvom su Kasparu sustarę, kad mes per 2 mėnesius parašysim, man atrodo, 5 dainas. Tai gavosi, aš dar dalyvavau naujam hite projekte, tai aš vieną dainą atidaviau tam projektui, tai gavosi 4 dainos, bet kol kas išleisiu 3 dainas. Tai, nu, planavom per 3 mėnesius, gavos gal per 4, nes, nu, išsitęsė tiesiog, tu negali kiekvieną dieną, žinai, eiti ten į studiją, darbai tiek jam, tiek man. Tai, bet, nu jo, viena daina, sakyčiau, 1 mėnesis kažkur. Žodžiu, užtrunka visai. Užtrunka. Čia buvo tokių visų klausimų, aš visų tavęs neklausiu, nes čia mes tarsi tiesiog visada būsim čia visada šito studijoje, niekada iš jos neišeisim. Oh no! Tai čia klausimas, aš kaip prasidėjau dainininkas karjerą, ką mes kaip ir apkalbėjome. Tai klausimas yra, ar esi patyrus kūrybinę krizę? Ir gal mes kaip ir aptarėm pirmam, kad šiaip kaip ir buvai patyrus perdegimą, bet kaip su to kovoti, su to perdegimu, ką reikia daryti? Ar tu, atostogos, ar kaip, ar Tailandas, pavyzdžiui, mėnesį, ar kur tu ten buvai? Jo, tai tos kūrybinės krizės pas manęs labai dažnai kartojasi, vien dėl to, nes jo perdegu. Ir aš pastebėjau labai ant savęs, kad aš darydama dalykus, kad ir namus tvarkausi, aš tvarkausi ant greitųjų, atrodo, kad aš su kažkom rungtyniauju, žinai, aš ten tipo plaunu indus, aš plaunu, valausi dantis, aš valausi, nes lik skubu kažkur, nes man iš tikrųjų reikia miegoti. Ir mano kūnas būna kažkokioj skubėjimo. Ant įtampos visiškai. Ir kas man padėjo, tai paprasčiausiai sutvarkyti nervų sistemą, tai tu save gaudai, kai tu jau valais dantis ir skubi kažkur valyti tos dantis ir tu, žinai, iš to greitimo, tai tu ir nešvelniai tai darai. Tai ant tavo kūno labai tai matosi, tai kai pastebiu tai tiesiog, mėgaukis, žinai, dabar šitų procesų tu niekur neskubi, žinai, arba ten daraisi valgyti, aš irgi darausi valgyti, man greitai reikia dabar pavalgyti, man reikia per 15 minučių pasidaryti valgyti, aš ten žinai, agurką.
Štai su kita ranka. Taip, ir tada tu vėl pagauni save, kur tu skubi, žinai, tai čia tiesiog, man atrodo, toks ir gal perdegimo dalykas ir visada atrodo, kad tu ant kažkokios įtampos ir labai padeda tiesiog save pagauti toj situacijai ir suprast, kad tu niekur neskubi ir mėgautis ir sąmoningai daryti šitą procesą, o ne ten, žinai, Niekur tu nenuskubėsi, Nu, realiai. ten, žinai, valaisantis ir galvoju apie 100 dalykų, ką tau ir ten rytoj dar reikia padaryti. Tai šitas, atrodo toks labai paprastas dalykas, bet jisai padeda įsižeminti ir ir tada, aišku, ir atostogos padeda, žinai, aš dabar grįžusi. Tailande padeda atostogos. Tailande buvo, ne? Taip, Tailande buvau. Bet ilgai netostogavau, taip, aš to verta buvau. Nes aš to verta. Tai Tailandas, patiko Tailandas? Labai patiko Tailandas. Pafą nenaudojam, kadangi tai tikrai patiko. Ne, pafą nenaudojam. Tu mačiau, ten buvo ir vakarėlių visokių, taip... Jo, smagiai, labai su Taurelę pakilnota buvo. Buvo. Tai dabar grįžau ir tokia keista. Grįžai su naujų vėjų tokių, ar kaip tik? Jo, ir keista buvo, kad ir grįžti į ofisą ir toksai, kur tu ten nesėdė 8 valandas prie kompo, tu vis tiek kažkaip balansuoji ir grynas oras ir, toksai, ir dabar, kur grįžti į ofisą ir 8 valandas žiūri į kompą ir supranti, kaip ir vien tai veikia mūsų psichologija, tiesiog, kad tu esi į kamputį, į stalą įsprūgdintas ir dabar žiūrėk į kompiuterį ir daryk darbą, žinai, ir ten, kad to ir gryno oro nebuvimas, tai prisisėmiau, man atrodo. Mėnesiai į priekį, žinai, po to vėl Ieva valas dantis skubėjo. Gerai, keliaujam toliau. Čia kaip tik buvo klausimas, kiek pas Ievą yra valandų paroje, kad viskas spėja, tai nespėja, matas, viską pasidaro daugiau tų valandų. Gerai. Ar yra kažkas, ko žmonės apie tave nesupranta? Aš manau, kad visi galvoja, kad gal aš atrodau tokia, atrodo tokia, žinai, ir daug kad šypsausi, aš esu iš tikrųjų viduje labai laimingas žmogus ir stengiuosi būti super duper maloni su žmonėm ir man yra fainas žmonės, bet čia gal irgi iš to nuovargio yra atėjęs, kad aš kartais taip tingiu kalbėti ir bendrauti ir aš labai ant savęs pastebiu, kada jau man bus labai blogai ir yra blogai psichologiškai, kai ten, žinai, užsisakai kavos ten kokiam kaviniai kokioj ir aš šiaip tai visada ten sveiki, aš ten pažvengiu su žmonėm ir kur aš jeigu ateinu į kavinę tiesiog sveiki, man ten flat white'o, ačiū, žinai, ir toksai ir ant savęs kažkaip blogai jaučiuosi, kad tos energijos geros nepertikiu kitiems žmonėms, tai aš labai šitą pastebiu. Tai tai visiems atrodo, kad man atrodo aš tokia bet aš daug dylinu ir su tokiu nukovoju, nes man atrodo yra blogai būti nenuotaikoje, žinai, ir aš tada save kažkaip atrodo kaltini ir pastebėjai labai ant kitų žmonių, kai jie yra nenuotaikoje ir man toksai, tu bent jau iš mandagumo, žinai. Taip, perėmė emocijas. Jo, perėmė emocijas, tai... Aš, pavyzdžiui, irgi, tipo, esu šiaip toks labai pozityvus ganėtinai žmogus, bet aš turiu tą tokį visą laiką, kur visuomenės pozityvumą. Tai aš dėl to ir norėjau paklausti, kad, nes, pavyzdžiui, man tai yra, tipo, aš save šiek tiek atiduodu, atrodo, nors jau jeigu man nėra nuotaikos, nes man tai visiškas dugnas. Ir nes dažniausiai irgi stengiuosi, labai perimu kitų emocijas, todėl aš turiu būti tas taikos balansas, kad visiems būtų faina, todėl stengiuosi nelietų blogų emocijų. Tai, man atrodo, kad dauguma atveju tie laimingi žmonės vieni nebūna labai laimingi. Tipo, toks, žinai, labai užsidarę būna, tai pavyzdžiui, man tai šitas yra, kad aš tiesiog dievinu būti vienas pats namie, būti su savo mintim ir pabūti su savimi, nes aš taip išsikraunu per savo pozityvą, kad tai kaip tau yra su šituo? Man patinka būti su žmonėm, bet man labai patinka ir būti vienam. Ir yra žmonių, kuriems nepatinka būti vienam, jie visada nori kažką veikti, o man ten namie užsidaryti, įsijungti filmą, padainuoti, pašokti. Valyti dantis per 15 sekundžių. Man labai patinka ir man kartais net atrodo ir artimiausi žmonės, būdami šalia tavęs, vis tiek man reikia tos vienatvės. Žinai, kad ir artimiausi žmonės. Pasikrauti biškį. Jo. Tai va, tai ačiū labai Ievai už šitą epizodą, buvo labai smagu, šiaip labai daug dalykų sužinojom, labai sužinojom, ką Ieva veikia, turbūt, kad ne viską sužinojom, nes, mums neužtenka tiek laiko, bet labai ačiū ir sėkmės, jau lauksim tavo koncerto.
Yay!